virusas ir dominuoja pirmuonys. Kada herpio viruso mes sunaikinom, tada iššoka mūsų pirmuonys. Ką aš noriu pasakyti, tiesiog atkreipkite dėmesį, kada nėra gerų toksinų nutekėjimo per inkstus, o trupučiuką apatinės kaklas. Ir šitoj vietoj pasėja, kaip jinai tiesiog ir sako, tiesiog tarsi sukietėjimas yra. Taip. Ir čia šiandien dienai to sukietėjimo pasilikę yra labai nedaug, nugariniai pusė sprandų, matot, kaklas jau atsileido. Taip, odos, visos šitie, visi odos bėrimai, taip, apatinė lūpa, barzda, čia yra mūsų visa lytinė sistema. Ir tai mes galim pasakyti, kad galim būti, jaust, kad visa lytinė sistema pas mums viskas tvarkoja. Kaip pavyzdį galiu duoti, tai yra pratestavau žmogų ir, kai sako, brandus, garbus amžius žmogaus. Ir mano testavime buvo pasakyta, kad, sakykime, ten lytinėje sistemoje, ten toksinai kaupėsi, ten dar kažkur tai. Ir aš rodos visą laiką tą pasakai, kad iš žarnynų toksinai gali nueiti ir į lytinę sistemą. Tai nesvarbu, kad tu galbūt esi viena, tu vieniša, tu neturi lytinių santykių, pas tave nėra partnerių ir ten atrodytų prie tos vietos šventos niekas neprisiliečia. Bet čia yra žarnynas liečiasi, tie visi toksinai, kurie yra žarnyne, jie per gleivinės pereina ir į tą raumeninį audinį. Gimda taip yra storesnės sienelės. Tai va, čia apatinės barzdos dalis rodo, kad mes turim toksinų ir šitoj lytiniai sistemai. Ir lygiai taip pat šiandien dienai mums reikia su šituo žmogum padirbėti su tulžies pūslė. Jau dabar tiesiog reikia dirbti su tulžies pūslė, kad nueitų tulžies pūslė, kad nutekėtų toksinai iš kepenų, tada pasibaigs odos problemos, nes čia bus užburtas ratas. Rodos pagerėjo. Nes praėjo kažkoks tai laiko tarpas ir vėl toksinai lipa į odos paviršių. Kas yra svarbu šituo atveju? Be galo, žiūrėt, ką mes į burną dedam, tiesiog mes privalom išbraukti kai kuriuos produktus. Tai yra visi saldumynai, visi, nes jie skatina grybų dauginimąsi. Antroje vietoje eina visi paukštienos produktai, skyrus kiaušinius, mėsa, paukštiena, kalakutiena, išbraukti visus pieno produktus, netgi grietinę iš čia išbraukti. Sūriai, varškiais, pieno produktai, išbraukti baltą duoną, visus baltus kepinius, pasilikti ant juodos duonos ir viską skaniai aliejais. Viską. Tai yra griežta ir šiandien dienai tiesiog ir mano užduotis užbaigti su šituo žmogum, pabaigti, sutvarkyti kepenis. Nes čia yra, sakykime, bus pagerėjo ir vėl susitvarkys oda, praktiškai čia, sakykime, labai nedaug problemų yra odelį, labai nedaug, bet tai praeis kažkiek tai laiko ir vėl tas pats. Aišku, dar, kai sakau, mano tiesiog šitam atveju trupučiuką irgi toks momentas praklausytas, bet šiuo metu jinai tai sako, jaučiu nosyje sausumą, tai vėl ženklas, tai yra tulžies pūslė. Ir negaliu pasakyti, ar pas ją yra tulžies pūslė, ar pas ją nėra tulžies pūslės, tiesiog nežinau. Ir jeigu yra tulžies pūslė, tai visas šitas procesas yra ženkliai greičiau, ženkliai efektyviau gali padaryti. Jeigu nėra tulžies pūslės, čia šiek tiek yra sunkiau. Klausimų? Kiek laiko ta moteris, jūs su ja užsiimat ir kiek laiko tai praėjo, per kiek laiko čia viskas vyksta? Čia, sakykime, nuo to pirmo, nuo šito pirmo lygi tos antros nuotraukos, man atrodo, čia kažkur tai praėjo gal 3 savaitės.
Nes aišku, ir vonias daro, ir tepalai, ir juodgrūdės aliejus, ir, sakykime, ir veido aliejai visus senai naudoja. Aišku, kaip jinai sako, užsitepi, netgi meksiuką darai užsitepi, nes čia automatiškai va šitos vietos traukia, džiūsta traukia. Šiandien dienai, vakar su jai kalbėjau, tai jinai ir sako, nu toks sausas, pleiskanojantis, atšauka iš odos ir tarsi mažutis inkštiriukas kietas yra. Tai yra druskos. Tai yra druskos ir gali būti lygiai taip pat pirmuonys, nes vėl kepiniai stumia į odos paviršių. Gali ir toks atvejis būti. Nu, tiesiog dabar jau senokai aš ją testavus, aš pernai metais testavus, čia buvo gal spalio mėnesį, gal lapkričio mėnesį daryta ir tiesiog, nu, artimiausiu metu tą reikės pasižiūrėti, pasidaryti. Taip, dabar sakykime, kas iš jūsų dabar produktą vartojant turit kažkokius tai rezultatus? Aš turiu. Taip, nu ir pasisakykit, kokį turite rezultatą. Ką jau dabar, kai sugėriau viską, palaipsniui svoris krenta jau 6 kg. Minus 6 kilogramai. Ir taip savijauta, visai kitaip jaučiuosi. Ir nuotaikai, darbui energijos turiu, nu, vis tiek kažkaip tais. Nu, smagu, sakykime, žiemos laikotarpį visi priauginam svorio, čia svorio nukrito, tai yra tiesiog. Taip, nes toks Bet kiekvieną dieną kavą geriam su šitą reišį grybų, jo. Moringą dabar va vėl geriau, dabar spiruliną va geriu. Moringa arbata ar papildus? Papildus. Papildus. Jo. Puiku. Ir alyvuogių ekstraktą irgi va, dabar jau 3 mėnesius kaip geriu. Alyvuogių ekstraktas jis galima apskritus metus vartoti. Nu, jo, sakykime, miksuojant netgi su propolium. Iš tikrųjų, tai yra ir kraujo spaudimui, ir tiem herpio virusui. Tai ir jeigu mes herpio virusą turim, tai alyvuogių ekstraktas iš tikrųjų tai yra tas, kuris sunaikina herpio virusą, tik jį reikėtų ilgiau pavartoti ir vėl, nu, mes turim skaičiuoti mūsų svoris. Visi maisto papildai daugumoje yra skaičiuojama maždaug ant 60 kg suaugusiam žmogui. Tai jeigu mes turim 70 kg, reiškia, mes tą dalį ir dar čiučiut daugiau turim dalyti. Nes vėl turim žiūrėti, koks mūsų žarnynas, kiek mes metų turim. Nes kuo mes esam vyresni, tuo mes dozę turim padidinti. Nes, nu, įsisavinimas kitas. Bet vis tiek, kai papildus visus, kai sustatė tą gydymą ir panaudojau ir atsistatė man žarnynas ir tuštinimas ir susireguliavo viskas. Šaunu. O jūs turit kažkokį rezultatą? Praeitą kartą kalbėjau. Jau, praeitą kartą papasakokite. Jo, mano tas buvo, jau aš pirmą kartą tuos pradėjau naudoti, labai jau skeptiška buvau šitų produktų, labai. Nes dabar tų firmelių kiek tik tai nori, visi siūlo viskas labai gerai, nu paskui pasižiūrėjau į kainą. Ai, galvoju, pabandysiu, nu nebandęs, ką ten per kūną pasakys. Ir pas mane paskutiniu laiku, kaip aš jau turėjau podagrą, baisiai bjaurė, 2 mėnesius į jokį batą įkišt kojos negalėjau, net kaldrą užsikloja ir tai skauda ir nežinai kur dingti. Ir taip 2 mėnesius tampiaus, tai čia buvo prieš metus. Dabar, kada buvo tas priepuolis, aš su tais batais išvaikščiau. Skauda, bet aš jau išvaikščiojau, kojos nesutino. Keliuose skausmas didžiulis buvo. Jis pamažiukais kažkur dingsta. Nu, įdomiausia turbūt buvo tas atvejas, kada pas mane pradėjo labai šitie, kaip jos vadinasi, papilomos.